Kartais kalėdos užklumpa visai netikėtai. Taip nutiko vienai sunkiau besiverčiančiai klaipėdiečių šeimai. Gerą darbą norėję padaryti uostamiesčio kariškiai šiems už savus pinigus nupirko dujinę viryklę. Vieną sunkiai gyvenančią daugiavaikę klaipėdiečių šeimą kalėdos aplankė anksčiau. Staigmeną šiems žmonėms organizavo Klaipėdos kariai. Dar šių metų viduryje jie išsikėlė savo tikslą prieš gražiausias metų šventes nudžiuginti vieną sunkiai besiverčiančią uostamiesčio šeimą. Nepaslaptis, kad turim Klaipėdos mieste ne vieną tokią šeimą. Tiesiog buvo, kaip sakant, atrinkta, pateikta mum. Viena mama auginanti 4 vaikus. Ir susitikom, aptarėm, kas jiem šiai dienai svarbiausia. Išrinkom jiem buitinės technikos viryklę ir tiesiog ją padovanojom kalėdų progą. Šeimai padovanota dujinė viryklė kainavo per 300 eurų. Karių teigimu, tam panaudoti ne valstybės pinigai. Kiekvienas šios kuopos karys į bendrą fondą paaukojo sumą pagal savas išgales. Lėšos yra surinktos iš kiekvieno mūsų, kuopos kario. Palei galimybės skyrė kiekvienas iš savo, kaip sakau, santaupų savanoriškai kalėdiniai akcijai. Dujinę viryklę gavusios šeimos mama vos suvaldė džiugesio ašaras. Moteris sakė nesitikėjusi, kad bus atrinkta iš 360 šeimų ir būtent jiems nusišypsos laimė gauti tokią kalėdinę dovaną. Iš pradžių klaipėdietė pamanė, jog tai turtingo užsieniečio labdara. Sužinojusi, jog Lietuvos karių, moteris neslėpė nuostabos. Nesitikėjau paprasčiausiai viso to, kaip pasakyti, stebuklo ir tikriausiai daugiausiai ne tiek ir aš jau esu dabar laiminga iš tos laimės, tikriausiai praradus ir žadą. Yra, kiek ir vaikai bus kepamos bandelės, bus vaikam šventė namuose, bus kalėdos, ar ne taip vaikai? Kaip aš sakyčiau, jie ir yra tam kareiviai, kai jie mato ir juodą, ir baltą, ir vargai, ir šaltą, ir badą, ir viską. Tai va dėl to galbūt tokie ir supranta. Šeimai padėjo viryklę atsigabenti ir prie jos įsigijimo prisidėję kariai kuklus. Vyrai sako, tiesiog pasielgė taip, kaip jiems liepė širdis bei priesaika tėvynei. Joje yra žodžiai, pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Kodėl prisidėjau? Ne pagrindinis reikalas yra kalėdos. Kariai tokie patys žmonės ir lygiai taip pat turi daryti gerus darbus. Tai tiesiog todėl. Nes aš pilietis Lietuvos, esu patriotas ir kiekviena Lietuvoje šeima turi gyventi geriau ir reikia saugoti savo šalies žmonės, nes mes tik kartu būsim stiprus. Tai jūsų pozicija kaip žmogaus, kaip kario? Ne, tai kaip žmogaus. Karys aš esu dėl to, kad aš esu toks žmogus ir noriu, kad visur būtų gėris, to daugiau gėris. Net pastačius dujinę viryklę karių ir daugiavaikės šeimos bendradarbiavimas nepasibaigė. Viena iš dukrų uniformuotiems vyrams įteikė pačios darytus piešinėlius su padėka, o kariai visus nusivežė pasimėgauti picomis.